Tantriniai masažai skamba kažkas egzotiško, galbūt kažkas tai, ką norėtumėte integruoti į savo santykius ir jau domitės sąmoningumu. Tačiau atrodo, kad dar vis sklando kažkokias tai baimės ir abejonės, nes yra naudojama labai stipri energija, mūsų seksualinė energija, kuri gali mus iškelti ne tik į kitą malonumo lygį, bet ir mūsų emocijas. Todėl ir sukūriau kursą Sąmoningas intimumas, tantrinio masažo pagrindai, kuriuo jūs supažindinsiu, kaip saugiai atlikti masažą, tam, kad galėtumėt nusiimti savo šarvus, kaukės ir kitus apsauginius sluoksnius, kad iš tikrųjų patirtumėte tą tikrą autentišką malonumą. Pirmą noriu pasidalinti su moterimis, tai kodėlgi vyrai ateina į tantrinio masažo užsiėmimus. Tai viena didžiausių priežasčių yra ta, kad jie iš tikrųjų jaučiasi labai pervargę ir įsitempę ir negali atsipalaiduoti. Ir aš nuoširdžiai noriu, kad ta atsipalaidavimo vieta jiems būtų jų moterų glėbys. Kad jie turėtų tą erdvę, kur nereikia būti kažkuom tai, kur jie gali pamiršti, kad jie yra tėčiai, darbdaviai ir dar atlieka kitas socialinės rolės, kad jie galėtų pasipildyti resurso ir realizuoti save gyvenime, siekti jų tikslus. Ir moteris dažniausiai ateina dėl to, nes sunkiai patiria orgazmą, patiria nejautrą, didelę proto kontrolę, sunku išreikšti savo jausmus. Ir tam, kad tai įvyktų, yra reikalinga saugi ir nevertinanti erdvė. Todėl kviečiu vyrus, jeigu jūs norite palaikyti savo moterį saugią erdvę, kur galėsite išmyluoti jos emocijas, tai būtent šitame kurse susipažindysite su technikomis, kurios padės jums atlikti ne tik tai iš proto išnešantį masažą, bet ir taip pat būti dėl savo moters. Aš esu Diana. Darau tantrinius masažus ir vedu jogą be drabužių. Mano aistra yra padėti žmonėms išsilaisvinti. Ir tantros filosofijos mokinausi iš savo mokytojų, kurie tuom užsiema jau virš 30 metų. Mokinausi to Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje, Anglijoje, Lietuvoje. Ir tai, kas padėjo man, padeda ir kitiems mokiniams ir tikiuosi, kad ir jums. Todėl šitame kurse Sąmoningas intimumas sudėjau pačias pagrindinės technikas. Ir viena iš jų yra tantrinė meditacija, kuri pagilins jūsų ryšį su partneriu ar su partnerė. Taip pat atpalaiduojantis masažas, kurio metu gali iškilti kažkokias tai emocijas, bet jūs turėsite įrankį, kaip jas paleisti. Taip pat šiatsu taškai, kurie dar labiau suaktyvina energiją kūne. Ir labai svarbus yra dubens masažavimas, kurio metu, žinau, žmonės net patiria orgazmus, neliečiant jų lytinius organus. Taigi, jeigu tu išklausai šito video iki čionai, reiškia, tavo siela jau yra pasiruošusi evoliucijai, patyrinėti savo seksualumą, intimumą, tai kviečiu būti smalsiam ir per malonumą patirti dieviškumą.